mano minėtos komandos turi 4 taškus, o riteriai yra su tašku. Žydrūnai, turbūt Kauno Žalgiris yra akivaizdus. Neįsibėgėjo, tikrai galima dar kartą paakcentuoti. Andrių Kaulinį pelniusi 2 įvarčius į čempionų vartus. Inosonas palieka vartus, atmetamas kamuolys ir traukia ten vienas iš riterių gynėjų kamuolį. Jakubas Vavščikas gelbėja komandą jau antrąją minutę nuo ryškaus įvarčio. Inosonas ten paliko savo poziciją. Neblogai, bet kol kas nedemonstruoja mums to, ką mes matėme, kai jis žaidė pirmame sezone Hegelman ekipoje. Mikelionis klysta, Rutkovskis, rikošetas, tęsiasi ataka, smūgis. Stanulevičius ten pabandė savo laimę, bet riteriai ir toliau atakuoja. Dabar Mikelionis. Bet viso labo tai 18 pirmo kėlinio minutėje, taip kad komandos bando, ieško savo žaidimo variantų ir jau ataka dešiniųjų kraštu. Perdavimas į baudos aikštelę, gražus pirmasis lietimas. Smūgis virš vartų, ten buvo ir rikošetas, atrodė, kad kamuolys skrieja užtikrintai virš vartų, bet taip bandė palysti po skersiniu. Dar kartą šis epizodas, gražus pirmasis Černycho lietimas. Ir dar kartą ši situacija, jeigu būtų smūgis atliktas iš kiek toliau ten ir žaidimas tranzicijose, turint ir Meinardą Mikulėną, ateityje gali atnešti dividendų. Čia smūgis į vartus ir virš vartų. Smūgiuoja Temūras Čogadzė, Inosonas tam. Kauno Žalgirio komandos išpuolį ir dabar būdo smūgis. Štai taip, jis yra įžaidžiamas smūgis iš toli, tiesiai į Inosoną. Skrieja kamuolys, Temūras Čogadzė. Stiprus, akcentuotas Kartvelo smūgis. Fiodorui Černychui net ir taip gražiai suklaidinus varžovą nepavyko atlikti smūgio į vartus. Jansonas, Černychas, Patra ore, jo smūgis ir šalia vartų. Kamuolys atsimuša į išorinę vartų tinklo dalį. Tikėtis tik tai vartininko klaidos. Aišku, norėjo galbūt pataikyti į tolimą vartų kampą. Patra ore, pažiūrėkime, tas užsimojimas ir keltimis smūgis tikrai ne į artimai, bet kamuolys nusprūdo kiek nuo pėdos ir matome taip, apmaudžiai. Kiek rizikingas Tolordavos perdavimas. Tačiau Mikelionis kamuolį pasiekė, Benšaibas, tranzicija, geras perdavimas, Černychas, jo smūgis ir Inosonas traukia bene pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Tiesa, kamuolys skriejo gana patogiame vartininkų aukštyje, bet šiandien riterių vartininkas žaidžia tikrai užtikrintai. Priima kamuolius, aišku, Černychas vienas iš aktyviausių baudos aikštelėje, tai yra dažniausiai suranda tas galimybės priimti kamuolį, kažkur driblinguoti, atsižaisti, ar smūgiai blokuojami, ar atimamas kamuolys, bet esmė ta, kad tikrai gaisras kyla baudos aikštelėje, kada mače su Šučiuku sulaukė šiek tiek minučių, tačiau tada jau rezultatas buvo 1-2. Išpuolis, rikošetas, Inosonas gaudo kamuolį. Blokavo ten smūgį Armandą Šveistrys. Tarpusavio rungtynių balansą. Iš esmės trakai tą statistiką susikūrė savo iki maždaug 2020 metų. Hernandesas smūgiavo galvą. Inosonas vėl gaudo kamuolį. Baudos aikštelėje tikrai yra daug, tad čia tikrai reikia idealaus perdavimo, norint surasti komandos draugą tokioje tankioje gynyboje. Štai ir rado vieną momentą Oregos smūgis. Andrius Kaulinis buvo nuslopintas kairiajame atakos krašte. Damienas Pavlovičius sužaidė sėkmingai. Dabar Edok Poloras. Tolima virpsto smūgis galva. Inosonas, bravo. Puikus žaidimo epizodas ir čia tokia... Arvydas Černychas keistinais gerais laikais. Pažiūrėkime, atbėga iš kur. Komandos kapitonas atsispiri, pakyla ir labai arti tikslo buvo Kauno Žalgiris šiame epizode. Na, kaip ir minėjai, šiek prisnūdo, ten aišku ir komunikuoti reikia, kita vertus negali gynės. Galbūt iš pirmo žvilgsnio ir pasirodė, kad galbūt žodinį savo favoritą dar tikrai turite laiko atiduoti savo balsą. 81 minutė prasidėjo. Černychas, Orega, pavojinga, perdavimas arčiau vartų ir niekas nepasiekė kamuolio, tačiau ten buvo net 4 riterių futbolininkai. Na čia net ir turbūt tikslaus perdavimo nebūtų įmanoma atlikti, nes taip atrodė bent jau iš tos 16 metrų kameros, kad praktiškai visi keliai buvo legionierių iš Serbijos. Mikulėnas puikiai žaidžia galvą ir Kaulinis jau baudos aikštelėje. Jo smūgis tiesiai į Deividą Mikelionį. Skrieja kamuolys, bet vėlgi